Šioje pamokoje išsiaiškinsime uždavinius su išvestinėmis iš valstybinių brandos egzaminų. Užduotis atrinkau iš praėjusių 4 metų užduočių. 2014 metų 11 užduotis. Reikia rasti duotos funkcijos išvestinę. Sinus x išvestinė yra kosinus x. Kadangi ši funkcija sudėtinė, tai dar padauginkime iš 2x plus 5 išvestinės. Reiškinio 2x plus 5 išvestinė yra 2. Funkcijos f nuo x išvestinė yra 2 kosinus 2x plus 5. Kita užduotis. Dviejų dviratininkų judėjimas apibūdinamas dėsniais išreiškiamais formulėmis S1 ir S2. Po kiek laiko dviratininkų greičiai bus lygūs? Prisiminkime išvestinės fizikinę prasmę. Kelio išvestinė yra lygu greitis. Raskime pirmojo kelio išvestinę. Tai kvadratu plus 10t išvestinė yra 2t plus 10. Antrojo kelio išvestinė bus 4t plus 7. Prisiminkime klausimą, po kiek laiko dviratininkų greičiai bus lygūs. Vadinasi, reikia rasti tokį t, kad v1 nuo t būtų lygus v2 nuo t. Išspręskime lygtį 2t plus 10 yra lygu 4t plus 7. Perkelkime 4t į kairėje pusę, o 10 į dešinę pusę. Gauname minus 2t yra lygu minus 3. Padalinkime abi pusės iš minus 2, gauname t lygu 3 antrosios arba 1 sveikas 5/10. Paverskime minutėmis 60 ir 30, gauname 90 minučių. Kita užduotis. Apskaičiuokite funkcijos f nuo x kritinių taškų sumą. Prisiminkime, funkcijos f nuo x apibrėžimo srities vidinis taškas x lygu a yra kritinis taškas, jeigu šiame taške funkcijos išvestinė yra lygi nuliui arba neegzistuoja. Raskime duotos funkcijos išvestinę. Išvestinė yra lygi 3x kvadratu plus 3 antrosios kartu yra 3 ir minus 6. Raskime tas x reikšmes, su kuriomis išvestinė lygi nuliui. Išsprendę kvadratinį lygtį gauname, kad x1 yra 1, o x2 yra minus 2. Prisiminkime, kad reikėjo rasti kritinių taškų sumą. Sudėkime kritinius taškus ir gauname minus 1. Kita užduotis. Reikia rasti duotos funkcijos išvestinę nurodytam taške. Raskime funkcijos išvestinę. Funkcijos išvestinė yra lygi 2 kart kvadratinė šaknis iš 2x. Įstatykime į funkcijos išvestinę kvadratinę šaknį iš 2. Gauname 2 kart kvadratinė šaknis iš 2 ir kart kvadratinė šaknis iš 2. Sudauginame ir gauname 4. Išsiaiškinkime 2013 metų 12 užduotį. Reikia rasti sudėtinės funkcijos išvestinę. Šios funkcijos išvestinė yra 10 kart x dešimtuoju plus 1, iš 10 atimam vienetą, gaunam 9. Ir kart x dešimtuoju plus 1 išvestinė.
Reiškinio x dešimtuoju plus 1 išvestinė yra 10x devintuoju. Funkcijos išvestiniai yra 100x devintuoju kart x dešimtuoju plus 1 devintuoju. Kita užduotis. Apskaičiuokite duotos funkcijos išvestinę taške minus 1. Raskime funkcijos išvestinę. X ketvirtuoju išvestinė yra 4x kubu plus 3 dauginam iš 2, tai bus 6x kvadratu minus 6x dvejeto išvestinė yra lygi 0. Įstatykime vietoj x minus 1. Gauname minus 4 plus 6 ir plus 6. Tai yra minus 4 plus 12 yra 8. Apskaičiuokite funkcijos f nuo x didžiausią ir mažiausią reikšmę uždarame intervale nuo 0 iki 2. Išsiaiškinkime, ar šiame intervale funkcija turi kritinių taškų. Prisiminę dalybos išvestinės formulę, raskime funkcijos f nuo x išvestinę. X minus 3 išvestinė yra 1, todėl lieka x plus 1 minus x plus 1 išvestinė 1, todėl lieka x minus 3. Padalinta iš x plus 1 kvadratu. Atskleidžiame skliaustelius ir gauname x plus 1 minus x plus 3. Suprastiname ir gauname 4 padalinta iš x plus 1 kvadratu. Funkcija kritinių taškų neturi, todėl apskaičiuokime jos reikšmes intervalo galuose. Kai x lygu 0, f nuo 0 yra minus 3. F nuo 2 yra lygu minus 1/3. Kadangi minus 3 yra mažiau už minus 1/3, tai minus 1/3 yra didžiausia reikšmė, o minus 3 yra mažiausia reikšmė. Išspręskime 2010 m. 12 užduotį. Raskime duotos funkcijos išvestinę. Duotos funkcijos išvestinė yra lygi 6x. Įstatykime į išvestinę minus 1/3. Gauname 6 kart minus 1/3. Tai yra minus 2. Kita užduotis. Raskite funkcijos f nuo x išvestinę. X minus 3 kvadratu išvestinę galima skaičiuoti kaip sudėtinės funkcijos išvestinę ir galima pakelti kvadratu ir skaičiuoti kaip daugianario išvestinę. Jeigu skaičiuojame kaip sudėtinės funkcijos išvestinę, tai būtų 2 kart x minus 3 pirmuoju ir kart x minus 3 išvestinė minus 12x. X minus 3 išvestinė yra 1, todėl gauname 2x minus 6 ir minus 12x. Tai yra minus 10x minus 6. Išnagrinėkime kitą užduotį. Žinoma, kad funkcijos išvestinė yra daugiau už 0, kai x yra mažiau už 0. Vadinasi, kai x priklauso nuo minus begalybės iki 0, tai funkcijos reikšmės didėja. Pirmame paveikslėlyje, kai x priklauso nuo minus begalybės iki 0, matome, kad funkcija mažėja. Todėl mes atmetame atvejį A. Kitame atveju matome,
Kai x priklauso nuo minus begalybės iki 0, funkcijos reikšmės taip pat mažėja. Todėl atmetame ir B atvejį. Kitame grafike matome, kad kai x priklauso nuo minus begalybės iki 0, funkcijos reikšmės didėja. Todėl šitą atvejį nagrinėsime. Taip pat D atveju matome, kad funkcijos reikšmės taip pat didėja. Šį atvejį taip pat toliau nagrinėsime. Funkcijos išvestinė lygi 0, kai x lygu 0. Vadinasi, taške x lygu 0 yra funkcijos kritinis taškas. Matome, kad ir C ir D atveju funkcija turi kritinį tašką taške x lygu 0. Funkcijos išvestinė yra mažesnė už 0, kai x yra daugiau už 0. Vadinasi, funkcijos reikšmės mažėja intervale nuo 0 iki plius begalybės. C atveju matome, kad funkcijos reikšmės mažėja, todėl atsakymas yra C. Išnagrinėkime kitą užduotį. Per tašką 0, 0 yra nubrėžta funkcijos grafiko liestinė. Apskaičiuokite šios liestinės su teigiamąja OX ašies kryptimi sudaromo kampo didumą. Prisiminkime, kad liestinės krypties koeficientas yra lygus funkcijos išvestiniai lietimosi taške ir kampui tarp liestinės ir teigiamosios OX ašies kampo tangentui. Raskime funkcijos išvestinę. Funkcijos išvestinė yra lygi 30x5 minus 1. Lietimosi taškas x lygu 0. Apskaičiuokime išvestinę taške 0. Gauname minus 1. Prilyginkime tangentui alfai ir alfa gauname 135 laipsnius. Atsakymas A. Išnagrinėkime kitą užduotį. Duota funkcija ir jos išvestinė. Reikia apskaičiuoti koeficientą m ir išspręsti lygtį f išvestinė nuo x lygu 4. Apskaičiuokime funkcijos išvestinę. Ji yra lygi 3x kvadratu padalinta iš 6 minus 2x padalinta iš 6 ir plius m. Suprastiname, padaliname iš 3 ir gauname x kvadratu padalinta iš 2. Padaliname antrąją trupmeną iš 2, gauname minus 1/3 x. Ši išvestinė yra lygi šiam reiškiniui, vadinasi, galime parašyti x kvadratu padalinta iš 2 minus x padalinta iš 3 ir plius 4. Iš šios lygybės matome, kad m yra lygu 4. Įstatykime išvestinę funkcijos ir išspręskime šią lygtį. Perkelkime 4 į dešinėje pusę ir sutraukime panašius narius. Gauname, kad x kvadratu pusiau minus x dalinta iš 3 lygu 0. Padauginkime abi pusės iš 6. Gauname 3x kvadratu minus 2x lygu 0. Iškelkime x prieš skliaustus, gauname x kart 3x minus 2 lygu 0. Vadinasi, x1 yra lygus 0, o x2 lygu 2/3. Lygties sprendiniai yra 0 ir 2/3.